Jau. Sakiau, čia biškis smirda. Kaimynas mėšlo prisivežė tokio smirdančio. Gal su karvieną biškį. Jau toks tinginys, tai aš nežinau, kas čia darosi. Visų dienų, tai 6 ryto su dviračiu išvažiavęs buvau. Porai valandų. Tada grįžau pietų Pogulio. Ir dabar driftmasterį žiūriu ir skambina kaimynas, tas kur karvės augina. Sakom, aš pagrėbsi. Nu, ką daryti. Vis tiek nieko neveikiu. Norėjau pjaut šieną, šitą liucerną pjaut norėjau važiuoti, bet pažiūrėjau, kad pirmadienį lietus. Ir nevažiavau. Palauksim dar biškį. Kad be lietaus būtų. Iki 12 hektarų čia grėbimo, bet labai nepatogiai 15 km važiuoti, sugrėbti 3 hektarus, tada 10 km važiuoti, sugrėbti 5 hektarus. Man tai taip nepatinka, bet kai nemano, tai... O ir presą pasigavau. Gal važiuojam kartu? Nu čia. Nelabai matau, kad čia. Nu, ta prasme, kažkas tai yra. Akmenys yra. Bet žolės tai čia nelabai kažką tai ir jinai jau įaugus. Tie, kur komentuoja, daug komentavo, kad kai aš šienavau, kad jau visi ūkininkai seniausiai nuspjovė. Nieko panašaus. Ūkininkai pjauna tada, kada nori, o ne tada, kada komentatoriai komentuoja. Aš jau su antru pjovimu biškį vėluoju. Nu, ta prasme, nevėluoju, bet galima buvo jau pjaut, bet kadangi orai neleidžia, tai ir nepjaunu. O va, kiti tai dar tik pirmą kartą pjauna. Ir ką? Tai čia, aš kaip suprantu, buvo suartas laukas ir paliktas. Kam čia reikia pjaut tada jį? Nu, nežinau. Mažiau klausinėt gal reikia. Mažiau klausinėsi. O yra akmenų, nu jo, grinai arimas ir visi akmenys palikti. Mažiau klausinėjai, mažiau klausimų kyla. Kažkaip tai taip. Kodėl su savo grėblius paklausit negrebė ūkininkas? Nesulūžo. Nesistebiu, kad sulūžo tokius laukus grėbiant. Nežinau, nu vat kiekvienas ūkis, kiekvienas žmogus skirtingai mato šitą dalyką, nu, ūkininkavimą. Aš lyginu laukus, kad būtų kuo idealesni, lygesni, idealūs, graži žolė, daug pašaro, kad technikos nelaužyt. Kitiem taip tinka, nu ir ką, nu ir nieko nepadarysi. Kiek žmonių, tiek nuomonių. Šiaip tai labai nu pašaras tai bus labai baisus, nes toks belekokia žolė, piktžolės ir dar su žemėm, nes grėbėsi, kadangi arimas buvo neišlygintas vagos likusios ir tas vagas grėbė į pradalį, jeigu matosi. Tai jūs, vaikai, taip nedarykit, kaip kaimynas daro.
Čia yra laukai, praeitas, ir esamas savininkas, bet jisai anksčiau dirbo, dabar nežinau kaip, jam atidavė dirbti, tai čia suarta buvo ir palikta. Ir jisai kaimynas galvoja, kad čionai paims dabar ir tiesiogiai atvažiuos susijėjamąją, įsės žolę, mišinį ir bus gerai. Tai, mes bandėm aiškinti, kad nebus gerai, nes, žinot, yra agrotechniniai tokie taisyklės agrotechninės, kaip vyksta žemės ūkio darbai. Tai yra basic darbai, kur arimas, kultivavimas, kad išlyginti. Todėl, kad jeigu tu suaręs paliksi, tai visi sekantis darbai kentės. Nebus kokybiško pašaro, griebsis žemės, nelygu bus, laužysi techniką, labai ilgai truks ir labai brangiai kainuos. Tai vat, tame ir praleidžia žmonės, čia vat, kai ekologinis ūkis dažniausiai taip daro, suarė, pabarstė kažko, pakultivavo, padraskė, bus gerai. Tai nebus gerai. Ir negali būti gerai, todėl kad tu, jeigu taip, bus gerai, tai nieko ir neturėsi. Tai Petras vėl bus paskėlęs, išdidus, bet nors technika nesulūžusi, tai šitą sugrėbiu ir važiuoju namo, tikrai su mielu noru padėsiu, bet tik tai ne tokius laukus, kuriuos čia art reikia, čia su lėkštėm važiuoti reikia, čia negrėbti reikia. Nes, ta prasme, tai yra realus technikos laužymo pavyzdys, vat jums. Nusipirki naują grėblį, išvažiuoji ir tu jį po kokių 15 hektarų sulaužysi, todėl kad kitam lauke dar ir kelmų yra. Šito grėblio man turi užtekti jau, visam nesakysiu, likusiam ūkininkavimui, bet bent 10 metų man turi užtekti šito grėblio. Taip, kad reik pačėdyti. Ir dar vienas toksai pasakojimas jum. Jeigu pats šeimininkas sėdėtų traktoriui, visiškai kitaip atrodytų požiūris į žemės ūkį. Čia apskritai apie žemės ūkį. Kai šeimininkas žiūri į lauką iš čipo, jisai vienaip atrodo, bet kai tu atsisėdi ir pavažiuoji, tai, čia irgi suarta. Taigi gerai, čia vieną kartą pralekščiavo, gerai, sėjam. Ne, negerai. Kabinam dalgę savo ruošmą. Matot, va kaip išdylo stipriai. Čia storas metalas, čia jau toks kaip britvūtė likęs. Tai čia tiesiog yra dylanti dalis ir jinai be jokių mąstymų yra keičiama nauja. Davai, viena rankis. Op. Per daug galios būna? Kartais ir būna. Ant vieno laikysis, gal laikysis. Čia šiaip tai yra dvi apsaugos. Čia yra pagrindinė ta apsauga, o čia yra paaukštinimas, kad daugiau palikti žolės. Kadangi šita dalis išdylo labiau pas mane, tai vadinasi, kad aš biški
nosim per žemai leidžiu. Bet aišku, neįmanoma, kad, laukai nėra va tokie kaip šitas betonas, kad kai pastatysi, taip ir važiuosi jisai visą plokštumą. Vis tiek pradžia labiausiai gauna, todėl kad, kaip čia pasakyti, pirmiausia gauna šitą vietą pirmą, o tada jau kurmiarausis išsilygina ir nuvažiuoja per visą. Tai vienaip ar kitaip pradžia vis tiek kentės labiau. Va, o šiaip tai jo, čia viena apsauga, o čia tas paaukštinimas yra, kad ne taip žemai pjaut. Įsivaizduoju, kad aš palieku kokius 5-6 cm palieku ražieną, žolieną, galima žemiau pjauti, bet žemiau pjaunant negerai žoliai. Va, sutepta, dylančios dalis pakeistas, peiliukai dar geri, kadangi akmenų nepjaunam, ir peiliukų daug nereikia keitinėti. Gal netgi, neprisišnekam, bet gal netgi visą sezoną atlaikys vienas komplektas peiliuko. Netikiu, taip nėra buvę dar. Jie tokie, peiliukas ir net ne aštrume pjauna jisai. Jisai pjauna sukimosi greityje. Kerta nepjauna. Šitasgi kartais sako, klausia, gal verkia žmonės, kad serija mano be pabaigos. Tai jo, nes į dienos pabaigą, žinokit, tiesiog būna kamera dažniausiai numesta ir jau aš net nebežinau, kur kamera. Tai o apie kalbėjimą išvis. Kažkaip stokoju šiemet labai jėgų, motyvacijos. Tiesiog, toks, einu visą laiką šitai rankos tokios. Tai, o ir betonę filmą filmuoju. Tiesiog, kaip mano diena atrodo, taip ir filmuoju. Tai, kad kartais nepasisveikinu ar neatsisveikinu, ir ateina lietus. Tai gal nieko tokio. Žiūrėkit mano, kaip žydinti augalų juosta sužydėjo ir dar žydi, ir dar žydėjo, ir dar žydės. Dabar turėtų pradėti žydėti, tik čia taip labai išbujojo ridikas, kad net nesimato saulėgrąžos. Dabar saulėgrąža turėtų pradėti žydėti. Oi, kaip gražu. O kaip kvepia, jeigu kamera tai galėtų kvapą perduoti. Dar 5 metelių ir galės. Gražu. Tai ir nežinau dabar, ką jums pasakyti. Net neįsivaizduoju, kiek prifilmavau, kiek laiko truks serija. Irgi sako, kodėl ne 30 minučių. Nes aš ta prasme, tu tiesiog eini, filmuoji, eini, nefilmuoji, dirbi tiesiog kartais. Ir tada nuėjęs po kelių dienų atsisėdi prie kompiuterio ir sumontuoji video. Ir tada matai, video 15 minučių, tai tada reikia dar vieną dieną pafilmuoti kažką. Kitą kartą būna, kai labai jau esu motyvuotas ir labai smagus ir linksmas toksai, tai per dieną prifilmuoju kažką, tai vieną seriją. Tai dabar kiekvieną dieną sakysiu sveikučiai, laba diena ir viso gero. Tai šiandien viso gero, vaikučiai. Iki rytojaus. Aišku, jūs nepamislikit, kad saulė taip aukštai, aš jau einu, diena baigės. Diena dar nesibaigė, bet baigėsi filmavimai. Tiesiog dabar einu, ką nors, kokį serbentą nusiskinsiu. Gal reikia nuvažiuoti iki Avių piliakalnio, 6:30 dar tik tai. Jo, nuvažiuosim dar avis aplankyti. Tai tada dar sveikučiai, dar tada neatsisveikinam, važiuojam pas avis dar. Čia avių maistas, atsiprašau. Pamenat, kai Matėjukas ėjau, sakiau, kad neužteko sėklos. Ir kažkaip galvojau, kad nesmatys. Ale matos.
Labai akivaizdžiai matos, kur neužteko. Ten trikampiukas neužteko ir ten viena juostelė irgi neužteko. Gerai būtų atvažiuoti dasėt kada nors. Gal avis apseis be duonos. Žinot, kas čia? Čia bimbalai. Ir jie pagatavim ant skūrą nulupt. Greit. Per ekologiškus grikius prabėgam. Oho, grikių didumas, pažiūrėkit. Jau virš bambos. Ekologiški, ne? Nu ku, nepulk, nieko neduosiu. Neturiu nieko, viską suvalgiau. Baigit. Teroristės. Nu, baigit. Nu, ką darai? Neduosiu, jeigu taip elgsitės. Nustokit. Čia, gražiai. Čia. Fu, baigit. Nešogi, nu kas yra? Ar laukinės? Kad duonos neėdusios. Nu taigi, po vieną. Nu nešok. Nu taigi gavai valgyk, dar lenda jinai daugiau. Avietės jūs. Ne, tu pilna burna. Nu taigi pažiūrėk, pilna burna tavo. Imk. Kramtykit. Prišiko visur avys jūs. Va, špygą taukota. Baigit. Jeigu jūs atvažiavę į svečius galvojat, kad liksit švariais neiššūdintais rūbais, tai žinokit, ne, jos. Baigit šakinėt, nu kas darosi? Kaip duosiu per nosį? Laukinės avys. Žiūrėkit, apšūdinot man kelnes visas, šortus. Jūs nedaėdusios, duonos nedaėdusios avys. Ir šitie labai kanda. Sega tai kaip turi būt. Nu tai va, avys kaip avys. Laukinės visos, nešok. Ramiai stovit, nu. Laukinės avys ir taip va. Vasaroja savo čianai. Sakau, čia smirda. Kaimynas mėšlo prisivežė tokio smirdančio. Gal su karvieną biškį. Einam? Tinginiai jūs. Neįsit niekur. Aš irgi noriu. Nu ir bezdėkit tada čianai. Susėdė savo kiemį ir bezdėkit. Siūpas kaip smirda, kaip dvieselena tokia. Kai vėjas iš ten pučia. Šitas. Tai reikėjo pjaut, kol orai buvo geri šieną. Reikėjo, va, antrą dieną geri orai, reikėjo šienaut. Nu tai taip. Kartais taip būna pas žmonės, kai sako, reikėjo taip daryti ir anaip daryti po fakto. Žiūri in prognozį ir matai, kad rytoj lietus, tai ir nepjauni. O tas lietus kaip neteina, 2 dienas taip neteina. Nu ir ko tu tada žmogus padarysi? Nieka. Dabar rytoj jau garantuotai lis. Nu kaip garantuotai, 93% regiono gaus daug lietaus. Pas mus rodo 7 milimetrus. Gali keistis, nes tokie vasariški lietus. Tai žodžiu, tikrai nepjausim dabar.
Nes jeigu tikrai daug prilytų, tai tada labai išbuzosim mes tą pievą. Tai rinksim, tai žodžiu, dar reikia palaukti dienelę kitą. Jeigu būčiau nusipjovęs kokį penktadienį, tai šiandien galima būtų buvę suviniot. Nedaug čia tų rulonų, kokį 50 bus tik tai, bet gerą pašarą susirinkti reiktų. Aviokam vis dar duoda miltų, kad dar augtų. Klientai yra 2. Vienas klientas aviokų pirktų iki 35 ar 40 kg, o kitas pirktų visus iki 50. Bet tas, kur mažesnius pirktų, daugiau mokėtų. Bet kol kas ne vienas nepasakė kainos tikslios. Tai irgi tasai pirktų, nepirktų, tai dar neaišku. Tai dar laukiam atsakymą, rytoj turėtų būti atsakymas ir žiūrėsim, paskui reiks persvert dar kartą aviokus ir pažiūrėti, kam parduoti ir kokius parduoti. Jeigu parduoti visus, tai būtų patogiau, sutikčiau ir mažesnę kainą gauti. Nes visus pasimtų. Jeigu pasimtų ne visus, tai tada kur tuos kitus dėtų. Vėl ieškok, dėl tiek aviokų, tada anas jau nebevažiuos pas mane. Tai dėl 20 aviokų. O man 20 aviokų vežti Šeduvą. Nu, prisprogė aviokai. Ir Činskis. Činskis toks storas, kad jis stakles netilpo. Aha. Storas Činskis. Verčia net šitą visą šėryklą. A tai ką, jūs nevalgot tenai, Netelpat? Eikit visi valgyt. Hello. Kaip sekasi? Peliokų vėl prišikta mašinai. Žinot, kai technikinę varot, prašo jūsų telefono numerio, kad praneštų apie artėjantį technikinės pasibaigimą. O kas nors kada nors pranešė? Niekada. 25.4.26. Nu gerai, tai Opelį dengiam atgal tada. Nevažiuosim niekur su Opeliu. Nu, tu žmogelis pabandyk už šiukšlės nesusimokėti arba dar ką nors. Taigi suras ir be telefono numerio. Kai va primint, tai tada špylė taukuota. Atsimenat ir tokius techninius lapelius 2009 metų. Nu va geras, niekad ir neatkreipiau dėmesio, kad aš į Opelį netokius tepalus pilu. Vokietis pylė į Opelį 1060, tai čia Rally Sport, jeigu Hada tepalais įvardinti, tai o aš pilu, man atrodo, 5 kem. Nu tai žodžiu, va bus proga pasikeisti tepalus ir jo visus kartus 1060 pylė. Vokietis panašu buvo sportininkas. Tai nors minutėlę. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you.
Nebesuprantu, mašiną plauni, kuo stipriau plauni, tuo labiau jinai purvina. Kaip taip. Atrodo, nuploviau švariai, gražiai, visa kažkokia, tai nesuprantu. Dar purvinesnė atrodo negu buvo. Kas čia per...